Sveiki susirinkę klausyti mūsų jau 9 serijos ir šiandien mes turime labai įdomią temą ir mūsų tema yra klaida, kuri moka - istorijos iš Bug Bounty pasaulio. Taigi šiandien irgi turime labai ypatingą svečią, kurio tikrai ne kartą su klausiusi prezentacijose ir konferencijose kartu esame šnekėję. Tai svečiuose mes turime Tomą Lažauninką. Taigi pradžiai, kaip įprastai, paprašysiu šiek tiek papasakoti apie save, bet labiau iš asmeninės pusės, kokie būtų asmeniniai pomėgiai ar hobiai. Tai kažkokių labai specifinių hobių neturiu, tai turbūt laikas su šeima, o kas lieka po to laiko, tai stengiuosi sportuoti kažkiek, tai pastaruoju metu boksą pradėjau, paskui galvoju dar iš hobių, tai nusipirkau žaidimų konsolę čia per Black Friday, tai čia po paauglystės pirmą kartą, tai dabar susipažįstu biškį su žaidimais, sportą kažkiek stebiu, krepšinį, kovinį sportą pastaruoju metu. Tai jo, tiek turbūt. Su kaviniu sportu sujungus galima sakyti jau kaip iš saugumo perspektyvos jau būsit visas pusės padengęs, galima sakyti. O taigi, kalbant šiek tiek jau plačiau apie mūsų temą Bug Bounty, tai ar galėtumės plačiau papasakoti, kas tai yra? Tai galvoju, kas yra Bug Bounty, tai iš principo būdas kompanijom gauti pažeidžiamumus arba skatinti išorinius žmonės pranešti pažeidžiamumus jų sistemose ir už tai siūlant atlygį. Tai pavyzdžiui, kompanija paskelbia kažkokią tai policy, politiką, ką galima ieškoti, kokiuose produktuose ir paskelbia, kokius atlygius siūlo. Ir tada visi žmonės, dažniausiai atveju visi iš išorės žmonės gali pradėti ieškoti pažeidžiamumų ir pranešti juos ir už tai gauti atlygį. Tai yra platformos, gal paskui šiek tiek vėliau apimsim, kurios apjungia ieškotojus ir kompanijas, bet taip pat yra kompanijos, kurios tiesiog pačios paskelbė savo tinklapyje ir priima tos pažeidžiamumus. Tai iš kompanijų perspektyvos, manau, galima paminėti, kad naudinga tuo, kad pritraukia daug žmonių didelį kiekį ir tas didelis kiekis lemia tai, kad įvairaus tipo žmonės, kurie su skirtinga patirtim, ieško pažeidžiamumų ir randa tokius pažeidžiamumus, kurius tradiciniais saugumo testavimais nebūtinai randami. Iš kitos pusės, tokiam saugumo tyrinėtojam, tai sukuriama tokia kaip nepriklausoma terpė, kur galima savo researchą išnaudoti ir gauti už tai atlygį. O ar tai yra jūsų pagrindinė veikla? Ar jūs turite pagrindinį darbą ir čia yra tiesiog, užklasinė veikla? Jo, tai kokius 2 metus jau yra mano viena pagrindinių veiklų, taip sakykime, 80% gal sudaro ieškojimas. Tai aš išėjau iš standartinių korporacinių darbų prieš 2 metus ir praktiškai pagrindinė veikla apie 2 metus. Ir kalbant apskritai apie kibernetinio saugumo sritis, tai viena iš sričių yra iš esmės įlaužimo testavimas, kitaip tariant penetration testing, tai kuo tada iš esmės skiriasi šios dvi sritis Bug Bounty ir penetration testingas tada? Kaip tik praeitą savaitę NKSC pusryčiuose kalbėjau ir savo skaidrėse turėjau panašią skaidrę, kuo skiriasi penetration testingas nuo Bug Bounty. Tai pagrindinis skirtumas, manau, kad yra penetration testingo metu yra ribotas laikas, kada daromas testavimas ir žmonių kiekis. Dažniausiai tai vienas ar keli žmonės daro testavimą. Ir dažnai ataskaitoje bus parašyta, kad pažeidžiamumas, saugumo įvertinimas yra tam tikram laiko tarpe ir nėra garantuojama, kad, tarkim, už kitą dieną jau nebus naujų pažeidžiamumų. Tuo tarpu Bug Bounty programose jos dažniausiai veikia visą laiką, tai bet kuriuo metu galima pranešti pažeidžiamumą ir bet kuriuo metu galima jų ieškoti. Ir plus didelis žmonių kiekis, kaip minėjau, tai vis tiek testavimas yra toks subjektyvus dalykas, priklauso rezultatai nuo žmogaus sugebėjimų, tai kai pritraukia daug tų kiekį žmonių ir testuoti tavo sistemą, tai tikėtina, kad gali tokių labiau nišinių rasti pažeidžiamumų. Su Bug Bounty, aišku, dar, kad nėra jokios garantijos. Kai tu paskelbi programą, jinai yra dažniausiai atvira forma, tik tai kažkaip kompanijos gali skatinti labiau, kad ieškoti pažeidžiamumų arba tam tikrose vietose ieškoti, bet iš principo niekas negarantuoja, kad sistema bus visiškai ištestuota pagal tam tikrą sąrašą pažeidžiamumų arba tam tikras vietas. Tai, tarkim, tradicinio testavimo atveju dažnai yra sutariama, kad testuosime visas apibrėžtą dalį sistemų, tokius ir tam tikrus pažeidžiamumus. Tai
manau, kad čia nėra jos konkuruojančios iš principo, konkuruojantis būdai, tai gal vienas kitą papildantis. Tai jeigu nori tokio idealaus saugumo arba kiek galima idealaus, galima taikyti abi. Gerai, tai šiek tiek iš esmės užkabinome, kas tai yra, kokie skirtumai, dabar grįžtant šiek tiek į priešistorę, tai sakėte, jau apie porą metų aktyviai užsiimate šitą veiklą. Ar pamenate kokį nors pirmą bugą arba spragą, kurią radote, arba, sakykime, kokį aukštesnio lygio pažeidžiamumą? Jo, atsimenu, kai žiūrėjau, čia, aišku, ruošintis praeitį prezentaciją NKS, kaip tik irgi ieškojau, kada aš pirmą kartą, tai radau, kad 2013 metais, kai Bug Bounty buvo tik atsiradęs ir buvo PayPal programa ir kažkaip tada labai skeptiškas toks požiūris buvo, man galvoju, pabandysiu ir pavyko rasti PayPal programą External Entity Injection, kur leido skaityti failus ir toksai kaip gan rimtas pažeidžiamumas, jį pranešiau ir neužilgo gavau atsakymą, kad tai yra dublikatas. Ir taip, toksai neigiama tada reakcija, iškart galvoju, tai gal čia jie nenori pinigų tiesiog mokėti, viskas buvo taip nauja ir tiesiog kažkaip numušė tokį pozityvumą, numušė vaibą ir tada kelis metus, kažkaip nieko nedariau, tiesiog dirbau tradicinius darbus. O paskui taip labiau sistemiškai 2019 metais galvoju, reikia per HackerOne platformą pabandyti. Tai pirmas pažeidžiamumas vėl buvo nesėkmingas, šį kartą buvo ne dublikatas, o informative pažymėtas. Ir čia vėl gal Bug Bounty specifika, toks niuansas, kad mano požiūriu iki dabar ten buvo teisingas pažeidžiamumas, realus, tiesiog žmogus, kuris atkartojo, nesuprato arba netaip įvertino kompanijos policy ir pažymėjo, kad jis yra informative ir kaip tas ieškotojas, kuris pranešiau pažeidžiamumą ir kadangi tai buvo mano pirmas, aš neturėjau jokių kitų svertų, kaip tiesiog galėjau parašyti dar komentarą, bet jie tiesiog nekreipė dėmesio. Šiaip tose platformose yra mediacijos galimybė, bet tam turi turėti tam tikrą kiekį taškų. Tai jeigu tu esi visiškai naujas, tau net ta mediacijos galimybė nėra prieinama, tai va, taip ir liko. Bet toliau aš tęsiau, šiaip mano tas startas buvo, aš galvojau, tokia strategija buvo, kad ieškoti privačiose programose su tokia idėja, kad teoriškai gal bus mažiau konkurencijos ir lengviau rasti pažeidžiamumą. Tai aš pradėjau nuo CTF-ų. HackerOne'as, nežinau, dabar ar dar turi, bet jie turi tokius CTF-us, kur surinkus tam tikrų kiekį taškų, tuo metu bent jau duodavo pakvietimą į privačią programą. Tai gavau pakvietimą į privačią programą ir tam po kiek laiko pavyko rasti pirmą pažeidžiamumą. Tai tada tai šiek tiek ir užkabino, kad pradėjau taip labiau sistemiškai žiūrėti. O dar galime šiek tiek plačiau išgirsti apie tai, kas yra duplikatai ir kiek asmeniškai dažnai teko susidurti? Dublikatas yra pažeidžiamumas, kuris jau buvo praneštas anksčiau kito pranešėjo arba kompanijos viduje jau buvo žinomas tas pažeidžiamumas, tiesiog jis dar nėra sutaisytas. Man asmeniškai netenka daug susidurti su dublikatais, bet pasitaiko ir tai yra tokia kaip dalis Bug Bounty. Bet ar yra tekę, kad, sakykime, prisėti mėnesį ar daugiau ir tada pateikėte pažeidžiamumo ataskaitą ir tada praneša, kad duplikatas yra? Vienas iš pastarųjų tokių skaudesnių atvejų tai buvo live hacking renginyje, Google live hacking renginyje. Praeitą vasarą dalyvavau tam renginyje ir jau paskutinę dieną užsikabinau už tokio potencialaus pažeidžiamumo, bet jis buvo kadangi gan kompleksiškas, reikėjo daug žingsnių. Ir jau buvo penktadienis, realiai visas ir kaip renginys pasibaigęs, bet dar iki penktadienio pagal to renginio taisyklės dar gali pranešti pažeidžiamumą. Tai nusprendžiau tą penktadienį tiesiog paskirti to pažeidžiamumo pilnam išnaudojimui ir pranešimui. Pranešiau, jisai buvo šiaip kritinis, tai galvojau, gerai, bus geri rezultatai, tačiau paskui po kiek laiko tik sužinau, kad tai yra dublikatas ir kas įdomiausia, kad Google'as kai kurios pažeidžiamumus paviešina patys, išleidžia CVI ir pamačiau, kad tas pažeidžiamumas turi CVI ir tenai buvo parašyta, kada kitas asmuo, kuris prieš mane pranešė, kada jisai pranešė, data tiesiog buvo. Tai buvo realiai viena diena
anksčiau tai toksai jo vienas iš skaudžiausių dublikatų. Nu, čia tikrai toks visiškai per plauką atvejis, tai suprantama, dėl ko taip skaudžiau išėjo. O dar kalbėjot apie viešas ir privačias programas, tai irgi būtų įdomu išgirsti, kokie yra skirtumai tarp jų, ar gal kažkuri, sakykime, daugiau bonusų pateikia pliusų negu kita. Mhm. Tai yra privačios, tai kur kviečiami tik tai žmonės su pakvietimu pagal tam tikrus kriterijus, nežinau, platformoje, kur žmonės gali savo įgūdžius susivesti, kuriuos turi, arba jie pagal taškus, nes platformose yra renkami ir taškai, tokia kaip reputacija. Tai privačiose programose yra tik tai pakvietimas. Tai prasme, jose nėra viešai žinomos tos programos. Tai tokia idėja, kad ten yra mažesnė konkurencija ir dažniausiai priklauso vėl nuo programų, bet ten bus mažesni išmokėjimai. Viešos programos, kur visi tiesiog gali būna platformose viešai paskelbta ir visiems prieinama. O kalbant tada apie pačias platformas, tai jūs minėjote HackerOne, ar teko naudotis kitomis platformomis? Teko naudotis 3 platformomis, tai HackerOne, Backrowdas ir Integrity. Turbūt didžiausia yra HackerOne'as ir Backrowdas, jos yra US-based. Integrity yra europietiška. Tai jeigu taip dar kalbant apie skirtumus tarp jų, nežinau, išmokų atžvilgių, tai amerikietiškos kompanijos siūlo didžiausias išmokas, bet dabar tokia kaip ir vieša nuostata, kad Integrity pastaruoju metu siūlo gal kam sakyti taip tą triage procesą greitesnį ir efektyvesnį, bet HackerOne ir Backrowdas turi daugiau programų, didesnės išmokas, didesnės galimybės. Taip pat HackerOne'as organizuoja ir live hacking renginius, kurie yra gan pritraukiantis ir mėgstamas community dalykas, tai vėl toks kaip papildoma nauda ieškotam dalyvauti HackerOne programos. Minėjote išmokas. Jeigu ne paslaptis, kokia yra didžiausia išmoka, kurią esate gavęs? Didžiausia, tai kurią praeitų metų BSides prezentacijoje atskleidžiau, tai yra $75,000. Ar galėtumėte šiek tiek plačiau papasakoti, už ką buvo, ar kokiai programai dalyvavote? Tai mano buvo vėl nuomonės praeitais metais, čia kalbant bendrai apie strategiją, pirmais metais, kaip pilnu etatų, full time, ieškojau bug bounty programose, vėl mano strategija buvo daugiau į privačias, galvojau yra stabiliau, daugiau šansų rasti pažeidžiamumus, bet yra mažesni išmokėjimai. Tai praeitais metų pradžioj nusprendžiau, kad reikia pabandyti daugiau mokančias, sudėtingesnės programas, tai vėl tokia buvo, tikėjausi, kad užtruks ilgiau rasti, tai prasme, pirmą pažeidžiamumą, reikės daugiau laiko investuoti, šiaip perprasti. Tai gan gerai pasisekė, nes radau tą pažeidžiamumą, kuris mano buvo pats pirmasis, ir jo esmė yra, kad jeigu per daug į techninės detalės nelendant, pavyko prieiti prie kertinės Google Borg infrastruktūros ir ten vykdyti kodą. Tam tikras produktas turėjo tokią funkciją, kad gali vykdyti kodai šiaip kaip vartotojas, bet jis buvo izoliuotas, vadinamoj smėliadėžėj, sandbox, tai pavyko pabėgti iš tos smėliadėžės ir tos produktus veikiant tos kertinės Borg infrastruktūros ir ten tada gauti komandų vykdymo galimybės. Ir tada kalbant šiek tiek apie patį procesą. Jūs identifikuot pažeidžiamumą, jūs tada greičiausiai patikėt kažkokią ataskaitą, kur galėtų iš Google atstovas atkartoti tą pažeidžiamumą. Ta kažkiek laiko praeina, kol jie tikrai 100% patvirtina, kad taip, galima atkartoti, toks ir toks yra kritiškumo lygis, tada nusprendžia, kokią išmoką mokėti ir žiūri, ar nėra prieš tai dublikatų ir kaip konkrečiau atrodo šitas procesas, kai kol patvirtina ir dar turbūt kol pataiso. Jo, skiriasi, tarkim, nežinau, galime apie Google kalbėti, tai randi pažeidžiamumą, pateiki detalės, aišku, yra taisyklės, kad negalima bandyti išnaudoti jo per daug, yra tam tikros ribos, nesisiųsti kažkokių konfidencialių duomenų, vidinių duomenų ir taip toliau. Tai praneši, aprašai pažeidžiamumą. Skirtumas tarp Google ir kitų programų gal, kurios platformose, kaip HackerOne, tai kad Google neprašo labai detalių žingsnių atkartoti pažeidžiamumą. Tuo tarpu
kitose platformose kaip HackerOne, jie prašo gan detalių žingsnių, nes ten žmonės, kurie atkartoja tos pažeidimumus, pirminis tas patikrinimas, jie nebuvo susipažinę su produktu tiek gerai, tai jam reikia labai tiksliai žingsnius visus, kiek galima automatizuoti, jeigu kažkuriose vietose video, screenshotus, nes dažnai pasitaiko taip, kad jeigu kažkoks sudėtingas pažeidžiamumas, tarkim, ten, nežinau, 10-20 žingsnių reikia padaryti, kad atkartoti ir kažkuriam žingsnį kažkas netaip suveikia, tada prasideda toks pirmin atgal komentarai su atkartojančiais tais traježeriais. Google atveju, kadangi tenai inžinieriai saugumo, kurie dirba Google kompanijai, peržiūri juos, tai jie neprašo tiek detaliai. Ir dar skirtumas, kad jie net riziką įvertina patys, tai gali pranešti pažeidžiamumą ir gali taip atsitikti, kad rizika, kurią tu nurodai, bus skirtinga negu kurią jie įvertino. Tuo tarpu vėl pačiose tas crowdsourcing platformose kaip HackerOne, Backrowd, tu turi įrodyti tą grėsmę, impactą, nes jie patys nenagrinės. Tai vėl grįžtant prie Google, pateiki pažeidžiamumą su aprašymais ir tada lauki, kol jie įvertins. Jų procesas yra toks, kad jas vadinamas panel susirenka žmonės, kurie vertina pažeidžiamumus. Ir tada jie nusprendžia, kokios vertės ar išmoka ir sumoka dar prieš pataisymą. Bet tai užtrunka Google atveju mėnesis daugiau iki išmokėjimo. O kitose platformose tai labai priklauso nuo programų, gali būti skirtingai. Vieni moka iš karto, kiti po pataisymą, kur pataisymas gali užtrukti ir 3 mėnesius. Dar kitos kompanijos moka tik tai tam tikrais, kaip tvarkaraštį turi, ten kas 3 mėnesius ir panašiai. Dar įdomu išgirsti, koks buvo tas realus jausmas gavus tokį dydžią išmoką. Buvo geras jausmas, vėl kadangi Google tokia specifika, kad yra tie rėžiai, bet tu iki galo nesi tikras, ypač cloud produktuose, koks bus tas galutinis impactas, nes jie neleidžia pačiam toliau lysti ir visą laiką yra tokia rizika, kad bus gal kažkokių papildomų saugumo priemonių dar pritaikyta ir nebus ta rizika didelė. Tai taip visą laiką stengiuosi tos lūkesčius valdyti, bet vis tiek tokia kirbė. Aš mačiau tos rėžius, kad ten yra nuo 50 iki 100 tūkstančių, tai laukiau to įvertinimo ir tuo metu kaip tik visa šeima sirgom, ar tai COVID, ar tai gripu. Tai toks buvo sunku ir tada vakare atėjo tas pranešimas, tai labai geras toksai būstas energijos. Apie jausmus kalbant, tai tokie gal 2 pagrindiniai, būna 2 momentai, kai tarkim, bandai išnaudoti pažeidžiamumą, tarkim, gan ilgai arba jo ieškai ilgai, užsikabini už kažkokių tam tikrų niuansų ir bandai visi išnaudoti ir tada pavyksta, tada toks vienas geras jausmas, kad pavyko galutinai tokia kaip, nežinau kaip čia vardinti, kaip dėlionę kažkokį uždavinį išspręsti, tai tas toksai pasitenkinimas, o ir kita vietoj, kai gauni tą išmoką, kai jau sužinai, tai 2 tokie dopamino būstai. Aš įsivaizduoju dar iš tos laukimo pusės, kol laukia įvertinimo ir tos piniginės premijos patvirtinimo. Aš žinau, aš asmeniškai nesu gal kantriausias žmogus, tai žinau, man asmeniškai norėtų tikrinti paštą be perstojo ir arba platformai tikrinti rezultatus ar statusą ir tas laukimas irgi labai atrodo galėtų varyti iš proto tam tikrą prasme. O tai dar kalbant apie plačias platformas, jeigu neklystu, yra ir lietuvių pakurta platforma ir programa, man atrodo, vadinasi, tiksliau, yra programa lietuvių sukurta, kur vadinasi Hack Me If You Can. Jeigu neklystu, ar galbūt teko girdėti ir sudalyvauti? Ne, Hack Me If You Can, negirdėjęs. Nes, man atrodo, irgi, jeigu nespainiu pavadinimas, man atrodo, irgi yra Vilniaus pagrindinėme puslapyje sukurta programa, kur irgi galima tam tikrus puslapius testuoti ir irgi dar ką norėjau paliesti, kad yra gairios, ko negalima daryti. Tai aš taip irgi įsivaizduoju, kaip sakėt, kad jeigu randate pažeidžiamumą, kur galima prieiti prie konfidencialios informacijos, tai kad jas nesisiųsti, aišku, neviešinti ir jeigu randate patį pažeidžiamumą, tai irgi garsiai neskelbti, aišku, pirmiausia, atraportuoti tą įstaigą, kurioje radote tą pažeidžiamumą ir kokiu ten dar yra tekę matyti įdomių gairių. Apie tą, tai girdėjęs apie Vilniaus tą programą, jo, tai čia Vilniaus programa, jie kas metus dabar, man atrodo, 3 metai
leidžia, tai aš 24 metais sudalyvavau. Jo, tai šiaip smagu, kad yra tokios vietinės programos, nes šiaip apie Vilnių, tai tarim, prieini prie tų sistemų, kurios yra testuojamas, tai jas naudoja, tai visai įdomu patikrinti. O apie ribojimus, tai bug bounty platformose dar gal skirtumas apskritai, kad nuo tradicinio testavimo, kad jie priima pažeidžiamumus, kurie kelia realią grėsmę, tu turi parodyti tą vadinamą impactą. Kai, tarkim, tradicinėse saugumo testavimuose dažnai ataskaitose bus įtraukta ir tokių pažeidžiamumų, kurie nebūtinai turi būti pataisyti ar kažkokių veiksmų imtis. Tokio rekomendacijų daugiau pobūdžio. Tai iš taisyklių pusės dažnai yra įvardinami, kokie pažeidžiamumai nebus apmokami, tai ten tokie mažos reikšmės pažeidžiamumai. Ir dažniausios kitos taisyklės yra, tai tiesiog iškart pranešti gavus prieimą per konfidencialių duomenų, asmens duomenų, jeigu gauni kažkokį prieigą prie sistemos, kur gali vykdyti kažkokius veiksmus, tai nebandyti, toliau viduj sistemų, ten tinkle ar kažkur plisti, bandyti daugiau parodyti kažkokio grėsmės lygio, tiesiog iš karto pranešti. O paskui būna įvairių specifinių, tarkim, nežinau, yra tekę, kad randi vieno tipo pažeidžiamumus, kurie gan paplitę toj programoje ir jie tada apriboja, parašo, kad tokio tipo pažeidžiamumai nuo šiol nebus apmokami. Jo, turbūt tiek. Dar kalbant apie Google ir mokėjimus kilo klausimas, galbūt tai yra mitas, kurį jūs iškart galėsite paneigti ar patvirtinti, bet mano atveju, sakykime, jeigu aš pradėčiau užsiminėti bug bounty, kaip, sakykime, pradžiamokslis būčiau, tai man atrodo, kad mano targetas turbūt tikrai nebūtų Google, nes tai atrodo, sakykime, toks gigantas, kur atrodo iš visų perspektyvų saugumas turėtų būti aukšto lygmens. Tai kaip jums atrodo, ar yra tekę pastebėti, kad tokius taikinius kaip Google rečiau galbūt renkasi žmonės dėl to įtarimo, kad praleis labai daug laiko ir galiausiai nepavyks rasti jokio pažeidžiamumo? Jo, mano iš principo mąstysena irgi buvo panaši, kad geriau, taip jeigu nori stabilesnio, mažesnės išmokos, bet tokios mažesnės programos, bet pradėjus prie Google, taip reikia šiek tiek laiko suprasti specifiką pačios programos. Aš užsiemu daugiausia cloud produktų, cloud produktai vėl yra gan specifiniai, kompleksiški, bet tas kompleksiškumas man patinka, bet jeigu nusiteikia į tokias didelės kompanijas, tai reikia įsivertinti, kad kažkiek laiko užtruks, kol rasi tą pirmą pažeidžiamumą ir kol perprasi programą. Bet iš kitos pusės, kai pradedi, tu pamatai, kad tų tradicinių pažeidžiamumų irgi tenai pasitaiko. Tokios kompanijos dažnai leidžia tos atnaujinimus, visas sistemas atnaujina, tai tų pažeidžiamumų atsiranda. Tai sunkiau, jeigu bendrai kalbant, bet įmanoma tikrai. Tai ar yra tekę pamatyti tokius, sakykime, savotiškai absurdiškų, juokingų pažeidžiamumų, kaip, sakykime, yra ID eilutė ir tada pakeitus skaičiuką matome kito asmens duomenis? Jo, kaip tik norėjau sakyti, man tokių labai kažkokių keistų, absurdiškų neteko, man gal tokie paprasčiausi ir atrodo, kaip galima apie juos prasileisti šitie vadinami IDOR pažeidžiamumai, kur užtenka pakeisti skaičiuką. Tai man ten vieną kartą teko būti pakviestam į HackerOne, turi dar tokius kaip challenge'us vadinamus, kurie veikia kaip bug bounty programa, bet tam tikram specifiniam skaupui ir veikiantis tik tam tikrą laiką arba kol baigėsi biudžetas. Tai man teko į vieną tokį būti pakviestam vidury ir per porą valandų irgi rasti tokio tipo pažeidžiamumą, kur pakeitus ID galėjau prie kitų vartotojų žinučių prieiti, perskaityti jas ir atrodo, taip, aš jau buvau pakviestas, jau kažkokie žmonės testavo, jau tokie turėjo teoriškai būti išgaudyti, bet tas pasitaiko. Tai labai čia prie tos pačios temos grįžtant, kad įmanoma ir tokius atrodytų labai įprastus pažeidžiamumus, paprastus, kuriuos nesunku rasti net be techninių kažkokių gilių žinių. O tai, sakykime, man kaip pradedančiajam, ar sakytumėte geriau fokusuotis ar į webą, ar irgi bandyti iš karto cloud'e kapstytis, ar į API labiau žiūrėti? Webo turbūt labiausiai būtų paplitę, daugiausia programų ir tas prieinamumas turbūt lengviausia suprasti. Bet šiaip mano toks patarimas, jeigu pradedančiajam, tai pabandyti tokias programas ar produktus, kuriuos tu
naudoji arba pažįsti iš principo, arba kas tau yra įdomu. Kažkaip mano atveju atrodo labai svarbu, kad tau būtų įdomu, nes reikia suprasti, kad bug bounty dažnai tu tiesiog ieškosi ir nesėkmingai daug laiko praleidi, tai reikia tai nusiteikti, kad daug bus tų tokių pralaimėjimų. Tai svarbu, kad būtų įdomu ir svarbu, kad kažkokį produktą, kurį tau būtų, ar tu jį gerai žinotum, ar technologija būtų įdomi, kad tiesiog motyvacijos būtų daugiau ieškoti tų pažeidžiamumų, net neturint rezultato šiuo momentu. Tai aš taip sakyčiau, įsivertinti, kas įdomu, susirasti kažkokias programas ir bandyti tiesiog. Nors strategijų yra įvairių, labai skirtingai bug bounty ekosistemai žmonės. Vieni lenda giliai, kiti tik tam tikro tipo pažeidžiamumų ieško, pavyzdžiui, tų pačių aidorų, kiti remiasi automatizavimu, tai, nežinau, bandyti, žiūrėti, kas įdomu ir tada toliau gilintis. O tai visgi kalbant apie tą motyvaciją ir tokius labiau kaip, sakykime, soft skills, tai ko reikėtų žmogui, kai jis galėtų, kaip jūs taip gerai užsiminėti šią veiklą, kaip jūs įsivaizduojate, reikia būti labai kantriu, tokiu labiau kaip krapštukų, kur tikrai norėtų vis labiau giliau kapstytis ir gilintis, ar dar yra kokių soft skillų, kuriuos galėtumėte išskirti, ko reikėtų tokiam asmeniui? Jo, tai kantrumas turbūt, ar atkaklumas, gal du svarbiausia. Tai kantrumas taip, kad didžiąją dalį laiko, tu nerasi tų pažeidžiamumų. Aš iš savo patirties, aš jų netiek daug randu, bet aukštesnės rizikos, yra kurie labiau orientuojasi, kad mažesnės rizikos, bet daugiau, bet reikia nusiteikti, kad bus daug tų vadinamų pralaimėjimų, atrodo, tu praleidi, nežinau, ten dieną, 2 dienas ir jokio rezultato, niekur atrodo nepasistumėjai, tai tokio atkaklumo, kantrybės ir dar turbūt įvardinčiau kūrybiškumo. Vis tiek ir mano tokia kaip strategija buvo, kad kažkaip žiūrėti daugiau į tokias vietas, kur tikėtina kiti praleido. Tai ar būtų kažkaip sudėtingiau jas susisetapinti, ar kažkaip tokius, kur tikėtina, kad tradiciniam testavime būtų praleistos. O tai kaip visgi neprarasti motyvacijos, nes man atrodo, bet kas galėtų, kas tik yra pradedantysis, prisėsti ir praleisti ir kokią savaitę ir bandyti kitą taikinį ir man atrodo, čia labai greitai galima prarasti motyvaciją ir iš viso galbūt interesą arba galbūt eina bangomis, kad vienu metu užsimotyvuoji, 2 mėnesius nesėdi prie to, vėl atsisėdi su tokiu nauju įkvėpimu, kaip tai atrodo realiai. Jo, iš principo bangomis, taip atrodo, kai randim gerą kažkokį pažeidžiamumą, gerą išmokėjimą, atrodo viskas labai faina, tada atrodo lyg mažiau stengiasi, tada bėga laikas, atrodo, o jau čia ilgą laiką neradau kažko reikšmingo, tada bent jau man automatiškai kažkaip, reikia tada labiau ieškoti, tai motyvacija, kaip išlaikyti motyvaciją atsakant, iš principo, manau, turi būti įdomus tas toksai ieškojimas, aš kartais tokį palyginimą turiu žmonėm, kurie, tarkim, iš vis nesusidūrė, tai yra kaip aukso ieškojimas, tai tiesiog ieškai, galvoji, kad bus, bet nebūtinai ten bus, tai tiesiog daug laiko praleidi be jokio rezultato, tai svarbu, kad būtų, manau, pirmoje vietoje, kad iš savęs tokia motyvacija, kad įdomu būtų daryti, o paskui jau kai prasideda rezultatai, tai tas jausmas turbūt, kad įveikiai kažkokią sistemą, radai, ko kiti nerado, plus tas finansinis atlygis, toks performance-based gaunasi veikla, tai tada atsiranda tose pačiose platformose, kaip minėjau, ten gali rinkti taškus, yra leaderboard ir panašiau, tada atsiranda tas ir varžymasis, tai dar čia tokios motyvacijos prideda. Na ir aišku, dar labai smagu, jeigu leidžia tą įstaigą pasidalinti savo tarsi pažeidžiamumą, nes kaip suprantu, ne visada galima pasidalinti. Jo, tai dažniausiai private programas, tai nebus galima pasidalinti, viešose programose, tose, kurios yra platformose, tam tikrais atvejais galima, bet tai pagal nutylėjimą, sakyčiau, dažnu atveju nepavyks pasidalinti bent jau su visom detalėm. Gal kažkaip tiesiog apie techniką, bet be konkrečių detalių. Tai grįžtant prie Google tikrųjų labai faina, kad jie labai yra atviro požiūrio į saugumą, yra tos pažeidžiamumus ir jie net skatina, kad būtų jie viešai paskelbti, net išleidžia to CVE tam tikriem pažeidžiamumam, tai jo,
kas nors su tokiu tikslu savo reputaciją, vardą garsinti, tai rekomenduočiau Google programą, kadangi paskui gali paviešinti tą pažeidžiamumą ir susirinkti reputacijos taškų. O tai visgi įdomu todėl, kodėl yra, sakykime, limituotas kiekis organizacijų, kurios dalyvauja Bug Bounty programoje, nes atrodo, iš esmės jų yra nemažai, bet galėtų būti dar daugiau, kaip atrodo. Kodėl galbūt tas skaičius nėra dar didesnis negu yra šiuo metu? Manau, kad kai kurios gal nemato vertės, tai nepakalbėjom apie tą blogoją gal dar Bug Bounty pusę, kad yra daug, ypač dabar su AI-jaus, LLM atėjimu, labai daug tų false positive, netikrų, neturinčių visiškai jokios vertės pažeidžiamumų. Tai gali atbaidyti ir tai. Aišku, tos platformos, kai tu naudoji HackerOne arba Crowdą, jos atfiltruoja didžiąją dalį tų pažeidimų, bet vis tiek turbūt tai yra vienas dalykas pinigų ir resursų klausimas, reikia įsivertinti, kiek galės mokėti, kokį biudžetą kompanija galės tam paskirti, įvertinti, kad tuos reikės pažeidimus taisyti, nes jeigu jau paleidai programą, tai tuos pažeidimus turėsi kaip ir taisyti. Jo, turbūt gal apie tokius, kodėl daugiau kompanijų nesinaudoja. Ir gal kai kurios nemato tiesiog vertės, kaip sakiau, gal yra toks požiūris internete kai kurių, kad tai tiesiog yra mažos vertės, tie pažeidžiamumai į Bug Bounty programas pranešami ir gal nemato tos didelės vertės, nes prie tos pačios tamsiosios Bug Bounty pusės, bet daug false positive yra gal daug ir tokio overhypinimo, kur žmonės vis tiek pinigai yra tokie, kur lengvai prieinama atrodo, ir žmonės susidomi, nežinau, kaip su kokiu ten kriptovaliutų treidinimu turbūt, yra tokių kaip cyber influencerių, kurie sako, kad čia lengva gan rasti pažeidžiamumus, tai manau, kad pritraukia daug tokių masės žmonių, kurie gal neturi tiek daug techninių žinių ir tada pranešinėja tokius pažeidžiamumus mažos vertės ir kurie apkrauna programas. Tai gal toks bendras įvaizdis tam tikrą dalimi yra neigiamas ir tie mažos vertės pažeidžiamumai, kuriuos vis tiek reikia apdoroti, jie apkrauna kompanijas. Dar šiek tiek kalbant apie techninius įgūdžius, mes dar prieš tai aptarėm soft skills, o dabar jeigu paliestume šiek tiek labiau hard skills ir kalbėjome apie AI, automatizavimą, tai klausimas yra toks, ar jūs pats turite kokį nors checklistą, ar tenka naudotis AI, ar tenka naudotis, sakykime, skeneriais ar kitokiom priemonėm? Checklisto neturiu, buvau pradėjęs, galvojau, kad kai pradėsiu jau taip rimtai užsiiminėti čia prieš 2 metus, kad susidarysiu checklistą, bus labai viskas struktūrizuota, tai bandžiau susidarinėti, bet kažkaip supratau, kad man labiau patinka laisva forma. Jeigu pagal checklistą kažkaip netinka Bug Bounty, tai daugiau yra tokia laisva forma, aišku, stengiasi kažkiek ir užsirašyti notesus, kažkokias idėjas, bet tiesiog žiūriu į produktą ir kiekvienam produktui bandau tiesiog tokias kaip atskiras idėjas susirašyti, ką norėčiau ieškoti, bet taip, kad griežtai pagal checklistą, kaip kažkaip, pavyzdžiui, standartinio penetration testo metu nedarau. Tai čia yra vėl tokia gal mano strategija, kai kurie gal užsiema, kad stengiasi rasti kuo daugiau pažeidžiamumų, aš stengiuosi daugiau į tas vietas, kur man įdomu ir manau, kad ten bus aukštesnės vertės high ir critical pažeidžiamumai. O ką jūs galėtumėte apskritai patarti žmogui, kuris nori, sakykime, šiandien pradėti užsiiminėti šitą veiklą, nuo ko patartumėte pradėti? Žiūrint, jeigu visiškai neturi IT skillsų, tai šiek tiek IT saugumo tos įgūdžius pagerinti. Tai iš tokių resursų yra Burpsuit Web Academy, labai yra, manau, geriausias resursas web žiniom. Galima kažkiek CTF-ų pažaisti, tenai CTF vėl skirtumas, kad ten tikrai bus pažeidžiamumas, kurį reikia tau išnaudoti, Bug Bounty atveju nebūtinai, bet tiesiog, kad pajusti maždaug kokio tipo, pajusti, kaip reiktų ieškoti daugmaž ir tada aš siūlyčiau per daug neusibūti ties mokymusi, o tiesiog bandyti kažką išsirinkti, kaip minėjau, kažkokią programą, žinau, galima kažkokį ir vietinę susirasti, kažkokį produktą, kurį geriau pažįsti, bandyti ir tada įsivertinti, ar matai kažkokius potencialias rizikas tam produktui, kažkokias idėjas pažeidžiamumam.
Tai toks vienas būdas. Kai kurie žmonės daro taip, kad jie pasiema vieną pažeidžiamumo tipą, tarkim tos aidorus ar cross-site scripting ir jų ieško, tampa labai geri specialistai jame ir ieško per daug programų. Tai taip tiesiog pasibandyti, manau, įsivertinti, kas labiausiai motyvuoja ir tada tuo keliu bandyti eiti. Bet šiaip tų sričių labai daug. Cloudas irgi gan specifinė sritis, bet mobilios aplikacijos, pačiam neteko daug susidurti, bet yra programų, tiek yra, kur mobiliosiose programose gali ieškoti pažeidžiamumų, tiek pačiose platformose, kaip Android, iOS gali ieškoti, jie turi tas programas. Tai galimybių daug, manau, įsivertinti ir pradėti bandyti. Dar jūs prieš tai nemažai minėjote tuos kaip gyvus renginius, tai irgi koks būtų tada skirtumas ar pliusai minusai dalyvavimo tiesiog sėdint namie, darant savo laiku bug bounty programą, ieškant pažeidžiamumų ir lyginant su dalyvavimu kokiame nors renginyje gyvai. Tai tie live hacking renginiai, jų pliusas, kad dažniausiai būna kažkokie produktai arba nauji, arba sunkiau prieinami, pateikiami testavimui. Ir tose renginiuose būna didesnė įvairūs bonusai, didesni išmokėjimai. Tai čia tokia kaip motyvacija testuotojams. Jie yra kviestiniai, tu ten dažniausiai turi būti arba leaderboardo viršuje, arba pagal tam tikrus kitus kriterijus, tarkim, pakviečia, jeigu būni pranešęs pažeidžiamumus kažkokiam produktą, kuris bus skaupę to renginio, tai tokiu atveju tave gali pakviesti, bet dažniausiai pagal tą leaderboardą vadinamą kviečia. Tai nauda ieškotojam tokia, kad geresni išmokėjimai, produktai, kurie kitu atveju gali būti neprieinami, tada atsiranda ir socialinis tas dalykas, kad tu nuvyksti į vietą, kaip veikia pats renginys, tai dažniausiai būna porą savaičių prasideda online ir tada nuvyksti apie savaitę kažkur vietoje. Tai tas socialiniai ten įsurengia tam tikrų veiklos tokios socialinės, tiesiog susipažįsti su kitais. Taip pat Google atveju yra glaudus bendradarbiavimas su produkto komanda, būna inžinieriai produktų, su kuriais gali glaudžiai bendradarbiauti ir taip tiesiog efektyviau randant pažeidžiamumus. Tarkim, nežinau, vienam renginy buvo taip, kad mes kartu sėdėjom šalia su Google inžinierium ir tiesiog klausėm, kaip šita funkcija veikia, ir jisai source code pasižiūri ir pasako mums tiesiog, kaip veikia, ir taip tiesiog efektyviau gali rasti pažeidžiamumus. Ir dar kitas dalykas tų renginių, toksai kaip reputacijos bildinimas, ar kaip čia įvardinti, kad vėl ten yra tokia kaip konkurencijos, žaidimo tokia dalis, yra leaderboardas ir yra keli apdovanojimai, kaip geriausias Most Valuable Hacker, antra vieta Most Creative Report ir panašiai. Čia apie Google atveju. HackerOne iš principo panašus, kad yra apdovanojimai, yra lentelė. HackerOne'as tokius net diržus duoda, kaip kovos menų panašius. O visgi kalbant apie bug bounty, kaip, sakykime, pagrindinį darbą, tai kaip jums atrodo, ar kiek yra paprasta ar sudėtinga tai turėti kaip vieną pagrindinį darbą, ir visgi tai turėtų būti laikoma kaip, sakykime, papildoma veikla po darbų ar savaitgaliais, ar visgi įmanoma grinai iš to pragyventi visą laiką? Įmanoma, aišku, tai yra toksai specifinė labai rūšis, reikia nusiteikti vėl apie tą pačią kantrybę, tokio stabilumo, niekas nėra garantuota, tai reikia gero planavimo tiek savo finansų, tiek savo darbo, nes čia pliusas, kad gali dirbti ką nori, ta prasme ieškoti ko nori, gali kiek nori, bet tuo pačiu ir minusas, nes gali taip kad įsivelti arba įsitraukti, kad tiesiog per daug laiko net praleisi. Bet yra žmonių, kurie to užsiema kaip pilną etatą, full time, ir visai neblogai sekasi, yra net tokia atskira bendruomenė, yra toks specifinis podcastas skirtas bug bounty, ir jie turi savo bendruomenę, kur žmonės, kurie užsiema šitą veiklą. O dar visgi, kaip dažnai tenka kolaboruoti su kažkuom, ir dažniausiai čia tokio, sakykime,
stereotipiškai vienišo vilko darbas? Ar iš tiesų tenka dažniausiai kolaboruoti dviese ar dar daugiau žmonių? Aš dažniausiai vienas turbūt dirbu, taip jeigu dažnu atveju, kai dirbi, tarkim, iš savo ofiso ar iš namų. Labiau tas kolaboravimas pasireiškia per tuos gyvus renginius, nes yra tiesiog smagiau ir daugiau motyvacijos. Tai per tos live hacking renginius kolaboracija. Gal sakykim daugiau. Ir paskui kažkokiais specifiniais atvejais yra tos pačios online community, kur yra žmonės, kur žinai, kad jie specializuojasi tam tikrose srityse. Pavyzdžiui, yra kurie užsiema automatizavimu ir yra toks net vos ne kaip servisas, kad jeigu tu randi kažkokį pažeidžiamumą kažkokiam paplitusiam produkte ir tu gal nori pasitikrinti per daug programų ir tu neturi pats tokių resursų, neužsiemi automatizavimu, tai gali kreiptis į tos žmonės ir jie patikrins daug programų, daug sistemų ir tas pažeidžiamumas veikia jose ir tada išmokėjimai būna pasidalinami su tam tikrų sutartų procentų, dažniausiai 50-50. Paskui yra, sakau, žmonės, kurie specializuojasi, tarkim, Chrome naršyklės išnaudojimo, dažnai įvairiose net webinėse sistemose, vadinamas tas yra headless Chrome, kuris tiesiog naršyklė, kuri atlieka kažkokius veiksmus. Kaip pavyzdys, dažnai jeigu konvertuoji kažkokią online puslapyje, atsisiunti PDF dokumentą ir kur vyksta konvertavimas, tai tikėtina, kad ten gali būti naudojamas Chrome naršyklė. Tai yra, pavyzdžiui, žmonės, kurie specializuojasi Chrome pažeidžiamumų išnaudojimą ir jeigu tu randi tokią funkciją, bet pats neturi žinių arba nenori skirti tiek laiko, kad pasirašyti Chrome išnaudojimo kodą, tai gali kreiptis į tą žmogų ir kolaboruoti šitoje vietoje. Supratau. Kalbant su jumis visą laiką sukosi mintis, kad kaip būtų smagu turėti dar vieną ekraniuką, kur būtų galima daryti skaidres, rodyti visą prezentaciją, parodyti, nes tikrai galima labai labai gilintis aukštesniam techniniam lygmenį šitą temą. Bet einant jau link pabaigos yra tokia kaip rubrika, tai aš labai mėgstu paklausti, ar yra koks nors mitas, kurį galėtumėte paneigti. Iš tiesų, vieną aš jau turiu savo sugalvojusi. Tai ar reikia realiai būti programuotoju, sakykime, kad užsiiminėti šitą veiklą? Nes aš kaip įsivaizduoju ir kiek esu klausiusi jūsų pranešimų, tai tikrai kartais reikia labai giliai pasikapstyti, netgi kodė, arba jeigu kur, sakykime, reikia reverse engineeringu užsiimti, tai, sakykime, ar suprantu, tai būtų pliusas, bet ar tai būtų, sakykime, privaloma? Ne, labai skirtingų žmonių yra ir tikrai labai galima savo įgūdžius skirtingai panaudoti. Aišku, padeda, kuo tu giliau supranti sistemą, tuo tikėtina gali rasti daugiau arba didesnės rizikos pažeidžiamumų, bet kad būtina, tai tikrai, sakyčiau, ne, yra labai, sakau, gali užsiimti, nežinau, visai kitokio tipo pažeidžiamumų paiešką ir gan sėkmingai, nes tame ir faina toje bug bountikos sistemoje, kad labai net skirtingų žmonių. Beje, žinau net 2 daktarus, ta prasme, kurie mediciną užsiema ir bug bounty veikla. Tokia atrodo visiškai skirtingos sritis, bet ja. Tai gal galima kaip tik medicinių įrenginių kažkiek software žiūrėti ar dar kokius pažeidžiamumus, arba kartais, kaip sakoma, galima pasodinti vieną arba daug skirtingų userių ir useriai kartais patys galiausiai kažką randa, kažkokią spragą. Tai nes aš asmeniškai kaip tik nesu programuotoja ir man visada įdomu atrodo ir kaip tik kai domėjausi dar prieš filmavimą, kokie yra mitai susiję, tai irgi šitas mačiau. Vis tiek buvo vienas topuose, kas susijęs su programavimu, nes kartais atrodo, kad kas liečia bug bounty, reikia labai giliai kapstytis, bet kaip suprantu, tikrai tai, taip sakant, yra tik tais bonusas, bet nėra, sakykime, plius minus privaloma. Taigi, jeigu nėra kokių dar mitų. Galvoju, dar vienas mitas, aš nežinau, man kartais susidaro toks įspūdis, kad, kaip minėjau, yra ten visai nemažai tenka susidurtų YouTube influencerių ir video, kur jie tiesiog tokį sukuria nuomonę, kad čia labai lengvi pinigai ir ten šiek tiek išmoksti ir jau gali, tai gal taip įvardinčiau, kad gal toks mitas, kad tai nėra lengvi pinigai, bet iš kitos pusės tikrai įmanoma rasti ir didžiausiose kompanijose gan paprastų pažeidžiamumų. Taip, taigi tikiuosi, kad čia buvo gera motyvacija ir paskata visiems, kas klausė, bent jau pabandyti užsiiminėti šią veiklą. Taigi, vėlgi mūsų tema šiandienos buvo klaida, kuri moka, istorijos iš bug bounty pasaulio ir buvau su jumis vedėja Agnė Bučytė ir dar kartą labai labai ačiū Jums, Tomai, kad atvykote.
Ačiū.